Eilinė situacija iš varžybų. Važiavom šį kartą mes į Varšuvą. Taigi standartiškai ruošiamės mes eiti vakare į miestą. Susirašėm ir pagal mūsų išgalvotą tradiciją mes sėdam į bet kokį traukinį arba į bet kokį autobusą ir kur važiuojam, ten jau ir važiuojam. Gyvenam biškį už centro, dėl to pavažiuoti tikrai reikėjo. Kažkaip davažiavom, pabuvom centre. Laikas grįžti namo. Aišku, nieks neatsimena, į kokį autobusą sėdom, kiek stotelę važiavom, į kurią pusę. Parašėm draugui, kuris liko viešbutyje. Jis numetė mums koordinatės. Pagal tas koordinatės mes nieko aišku nesupratom, nes ten buvo 5 laipsniai šiaurė. Taigi kažkiek iš intuicijos mes davažiavom atgal ir buvom tarp kažkokių garažų. Tikom vieną vienintelį žmogų, kuris buvo apsirengęs juodai su kapišonu ir vaikščiojo su šuniuku. Išdrįsau aš paklausti jo, kur yra ta gatvė ir kur yra tas viešbutis. Ir ne, kad jis pasakytų, kur mama eit, jis tiesiog sako, tai aš jūs nuvesiu. Ėjau aš prieki kartu su juo, merginos susikabinusios rankom ėjo gale, kad jau ką bėgt. Ir tuo pat metu tas vyras pradėjo kalbėti telefonu. Kai jis pradėjo kalbėti telefonu, už nugaros pradėjo eiti kitas vyriškis irgi kalbėdamas telefonu. Tada mes supratom, kad tikrai kažkas yra negerai. Kai kurie apsiverkė, aš dar ėjau rami. Paprašėm draugą, kad jis iš naujo mums išmestų lokaciją ir numetė, kad mums reikėjo eiti 35 laipsniai į dešinę, o ten buvo tiesiai garažai. Taigi einam ir ačiū Dievui, atėjom iki viešbučio. Nežinau, kodėl mes išdrįsim su juo eiti, bet jis mus nuvedė teisingu keliu. Bendrai nepaturi pasitikėti visais taip, kaip tai darėm mes.